Labas rytas. Šiandien pavyko puikiai suvažinėti ir sulipti į visus autobusus. Ir aišku, įlipom į autobusą ir sugedom visus autobuso duris. Einame visi persėsti į kitą autobusą. Taip. Šiandien žygį pradedam tokio oro. Tai 8 keliukai iki Morskeoko ežero. Keliaus. Gundėmės irgi važiuoti, bet nusprendėm žygiuoti. Paliekam savo vilą, paliekam Zakopanę ir važiuosime nuo atrakciono į Energylandą. Biškį pailsinti kojytes, nes po žygių skauda. Tai va, judėsim. Nelabai supratau, ką Milda daro, bet kaip supratau, man važiuoti pirmai. Tai ir važiuojam. Atsiradęs moco keistas garsas kažkoks įdomus. Nu ką, įvyko greitas motociklų servisas, pasitikrinom slėgius, skysčius, užsipylėm kuro. Neaišku. Vienas skystis neaišku, žinai, 2 moteris visgi. Bet dabar be sustojimų trauksim. Bandysim, mano motos labai iškaisti. Jo, bandysim traukti be sustojimų į Energylandą. Sėdim. Nu ką, pasiekėm Energylandą. Jei! Šiaip ne taip. Žiauriai varginantis kelias buvo, bet pasiekėm. Dėl ko aš dievinu mocus, dėl to, kad jiem yra visą laiką nemokamas atskiras parkingas prie pat įėjimo.
nes aikštelės jau full visos ir tai gali laisva. Tai va, tai viskas. Va, eisim pramogauti. Įvyko greitas viešas persirengimas. Daiktai sukabinti, sukrauti. Nu ką, varom? Ne. Lekiam. Tai va, mes jau Nedžilendę, aišku, į patį pirmų taikymą nuėjom šitą. Pats baisiausias, tai Mildai pirmas kartas iš vis atrakcionuose. Tai sakė, po šito dabar viskas bus baisu. Aš žinojau, ko laukti, bet labai blogai buvo. Tai dabar sakėm, eisim pasisupti ant vaikiškų. Atsigauti. Nes buvo suslošintis. Nu ką, jau po atrakcijų. Tai jeigu kada važiuosit, pasilikit šitą atrakcioną pabaigai. Man asmeniškai pats baisiausias buvo. Šiaip žiauriai patiko Nedžilendas. Ir viskas ką, rengsimės. Ir važiuosim į Krokovą į viešbutį. Nu va, mes ir vėl Krokovai. Parkingas šiandien tiesiog tiesiai po langais prie durų. Eisim apsipirkti ir jaučiu miegoti. O rytoj dar pavaikštinėsim Krokovai. Nu ką, labas rytas. Lyja laukia, eisim pasivaikščiot. Paliekam savo daiktus porai valandų. Koks raktas, kad nepamestum. Va, susidėsim, šalmiukus viską, pasivaikščiosim lietuje, o po to važiuosim į Aušvicą. Tai va, tiek žinių.
ką, paskutinė naktis, viešbutis toks kaip paskutiniai nakčiai, kažkur šalia kelyje, kai su temu iškart ieškojom ir turim va tokį istoriją nutyli, kas nutiko. Bet gerai, kad turėjau užtraukėjų ir lipnios juostos. Viskas, paskutinė naktis kelionės. Liko šiaip daug, 650 km, tai šiandien 8 susiruošiam ir šiandien tiesiog bus važiavimas ir važiuosim namo. Tai va, pagaliau, buvo labai smagu, bet labai ir namų pasilgo mane. Tai va, tai viskas tada. Sustojom kažkokia atsitiktiniai degaliniai kavos ir va, mašinų parodėlė. Visai įdomiai yra aprašyta, kada gamino, kas gamino, kokie varikliai. Tai aš pirma važiuoju. Ir iki 103 tada. Pabandau pasitaisyti gal. Ne, jis romas tikriausiai. Aš tai tvirtai laikosi šitas, ar nieko vis. Nu, aš stengsiu, žinai, tada lenkti, kad ir tu tilptum. Nu ką, pravažiavom Varšuvą, liko iki Lietuvos visai nedaug. Šiaip noriu pasidžiaugti Mildą, kad jinai pasirašė mano šitam nuotykį ir važiavo kartu. Labai džiaugiuosi ją ir jinai yra tikrai šaunuolė, nes šiandien plus važiuoja apsunkintai su veidrodėliais, kurie, kad ir kaip bandėm pritaisyti, vis tiek šiek tiek juda. Tai jinai šaunuolė, žiūrės, po to šitą video matys, jinai yra drąsi, kieta mergina. Tikiuosi net baidžiau ir tikiuosi dar važiuos kažkada į kelionės. Ir šiaip norėjau pasakyti, kad visą laiką pasiemant antrą žmogų kartu, jis kartais nepagalvoja, kas tavęs laukia, nes mocu važiuoti, tai nėra tas pats, kas sėdėti mašinai ir enjoyinti viską. Tai yra sunku, vargina,
aišku, tu prisikrauni pilną bagažą visokių patirčių naujų, bet kartu tai yra ir labai varginanti kelionė, tai niekada nepamirškim pasakyti gerą žodžio kartu važiuojančiam žmogui. Tai Monikos pamokėlė baigta. Manau, dar atsisveikinsiu kartą įvažiavus su jumis į Lietuvą. O dabar tiek tradiciškai reikia pavalgyti McDonald'e. Nu, kaip nepavalgyti Lenkijoje McDonald'e.